Sveiki, aš esu Lukas iš Riedis LT ir šiandien noriu Jums pristatyti Engve elektrinio dviračio naujieną. Modelis vadinasi M1. Mopedo stiliaus elektrinis dviratis, kuris turi arba vieną, arba dvi baterijas. Antra baterija dedasi štai čia, galite rinktis bet kurią versiją iš mūsų parduotuvės. Su viena baterija dviratis nuvažiuos iki 90 km, na o su abiejoms įmontuotomis baterijomis dviratis nuvažiuoja net iki 170 km atstumą. Labai panašus yra populiarus Engve modelis jau seniau M20, tačiau šis modelis išlaiko iš esmės tą pačią kainą, tačiau turi ženkliai geresnių atnaujinimų. Taigi, dar didesnis displejus, ekranėlis, kuris yra tikrai išmanus ir funkcionalus. Daugybė funkcijų, istorijos rodmenų ir panašiai. Geriausias atnaujinimas mano galva yra tai, kad šiame dviratyje yra jau hidrauliniai stabdžiai, o kaina išlieka panaši kaip ir kitų dviračių. Na, minusas yra tas, kad dviratis yra nesulankstomas, tačiau kas nori tokio stiliaus, kas nori nuvažiuoti didžiulius atstumus su dviejomis baterijomis už ypač mažą kainą, tai tinka M1 Engve dviratis šiems pirkėjams. Dviratis taip pat turi įmontuotą gražią ir galingą priekinę lempą, taip pat yra galinės žibintas su stabdžio funkcija. O įdomiausia tai, kad pagaliau Engve įmontavo ir posūkio signalus. Štai kaip matote dabar. Elektroninis garso signalas ir ilga sėdynė, kur gali sėdėti vienas ir du keleiviai. Keleiviai turi specialias atramėlės savo kojom. Na, šis dviratis tikrai yra patogus, pats išbandžiau, pravažiavau, turiu panašų dviratį daugybę metų, todėl šio savo nepirksiu, tačiau kas ieško geros kokybės, didelės galios ir didelio nuvažiuojamo atstumo, Engve M1 dviratis yra skirtas kaip tik jums. Na, o pašnekėkime apie šio dviračio savybę. Tai yra 48 voltų sistema, iš esmės standartinė plačių ratų dviračio sistema ir variklis, kuris pasiekia net 960 vatų maksimalią galią. Atrakinus dviračio ribotuvą, jis pasiekia net 49 km/h greitį, be abejo su apkrova jis šiek tiek keliais kilometrais gali būti mažesnis. Na, o kalbant apie nuvažiuojamą atstumą, jeigu važiuosite maksimaliu greičiu, jis bus ženkliai mažesnis negu nurodyta dokumentuose. Taip pat šis Engve M1 dviratis pasižymi 7 bėgių Shimano sistema, mechaniniai bėgiai, 5 elektroniniai bėgiai standartiškai, na ir padangos. Šį kartą yra plentinės padangos labiau, galbūt skirtos ir drėgnai kelio dangai, ne tokios kaip dažniausiai būna Engve šipuotos offroadinės padangos. Taigi galite rinktis tarp M20 ir M1 panašių modelių. Dabar yra 2 variantai iš Engve gamintojo. Na, o norintiems išbandyti šį dviratį, palyginti jį su kitais elektriniais dviračiais, kviečiu išsukti į riedis.lt elektrinio transporto saloną. Lauksime jūsų Kalvarijų gatvė 269 Vilnius. O jeigu jums nepatogu atvykti, visada kviečiame apsilankyti mūsų elektroninėje parduotuvėje www.riedis.lt ir įsigyti norimą prekę internetu. Prekes išsiunčiame tą pačią dieną, taigi jas gausite per 1-2 darbo dienas. Gero, saugaus ir ekologiško važinėjimo kartu su riedis.lt. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.